Sveiki žvejai ir ne tik. Dar vieną dieną Malkų įlankoj. Kalbėjau su kolega praeitą žvejybą, kad buvo visiškai neeinama diena visiems. Tai nieko nuostabaus, kad nekibo, plus dar išėjęs straipsnis, kad deguonies trūkumas, žuvis dusina ir žuvis neaktyvios. Šiandien pamėginsim pagauti vis tiek karšį. Karšinis jaukas, sliekas dzikas, pašaras dar likęs ne visas užmaišytas, na, dugninė meškerė. Ir kai buvau prieš tai pasakojęs, kai nutraukiau trišakę sistemą, nauja trišakė sistema, 30 gramų svarelis, sliekas dzikas, karšinis jaukas ir bandymas. Iš tikrųjų, jums turėčiau padėkoti labai, nes iš po pirmo žvejybos vaizdelio tiesiog vaizdelis žiūrimumas sprogo, tai didelis ačiū jums. Vis dėlto ir toksai žioplas mėgėjas žvejys gali šiek tiek prišaukti auditorijos, parodyti, kaip paprastai, neprofesionaliai galima žvejoti. Tiesa, vėjas šiandien pasikeitęs yra į vakarinių krypčių, nors 18 metrų per sekundę, tačiau šitie krūmai visi užstoja jį. Ir manau, vėjui pasikeitus, sąlygom truputį geresnėm, galima kažką sužuvauti. Tiesa, tinklelio jokio neturiu, į ką žuvį dėti neturiu. Tiesiog žvejoju sportinio intereso tikslais, ar kimba ar nekimba, gerai praleisti laiką ir paleisti žuvį. Tiesiog tą akciją pagavai, paleisk. Kažką turiu užsisėdus ir nežinau kas tai, galbūt tai tikrai karšis, bet porą kartų patampimų ir tiesiog nejuda. Ir labai sunkiai kyla, bet spardosi tai galingai. O tai galingai spardosi pūgžlys. Geras bairis, ne? Dėl to kibimo karšių nėra. Šį kartą uždėjau pavadėlį panašiai apie metrą, kabliukas vėl kitas, nes girdėjau, kad beveik apie metrą pavadėlių gaudo ir sekasi kuo puikiausiai. Tai pamėginsim dabar antrų metimų ne pūgžlį ištraukti, o karšį. Na bent jau šiandien nors pūgžlys pagautas, kol kas ne karšis, bet jau matosi, kad ir oro sąlygos geresnės šiek tiek ir vėjas pasisukęs galbūt duoda savų pliusų. Aišku, vieta ne ta pati, o vieta yra pakeista negu praeitąsyk žvejojau ir matėt. Tai tiesiog va, naujas metimas, metrinis pavadėlis ir mėginam pagauti vėl kažką. Na, kažkas kimba. Tikiuosi, vėl ne pūgžlys bus. Mėginam kirsti ir žiūrėti, kas ten anam gale. Ar tai vėl pūgžlys, ar tiesiog tuščias kibimas. Valas iš šono neina, nesispardo. Jūs juokaujat. Šiandien ką tik tai tokie kibs. Nesąmonė. Kol kas, kaip minėjau, na, oro sąlygos viskas tvarkoja. Kibimas yra, tačiau tik tai pūgžliukai. Nors judina viršūnę karts nuo karto neblogai, atrodytų kaip karšio kibimas, bet ištraukia pūgžlys. Ir dar kol iš 14 metrų ištraukia, tai tas pasispardymas atrodo kaip rimtos žuvies, o ten pasirodo 10 cm žuveliokas. Beveik 3 valandos žvejybos, 2 pūgžliai sąskaitoje. Ir kol kas daugiau nei kibimo. Pradedu mąstyti, kad reikės pamėginti vis dėlto dėti boilį. Galbūt kokio braškių skonio ar vaisinį, net neįsivaizduoju. Galbūt dalinti abudu per pus, kad būtų skonis mišresnis. Ir tęsti žvejybą. Toks lengvas juokas per ašaras.
kyla klausimas, kaip korsakas pagauna karšius Malkų įlankoje. Aišku, sistemos skiriasi, meškerės skiriasi, ritės skiriasi, visa kita. Tačiau tas aš nemanau, kad įtakoja nuo pašarų ir nuo masalo kibimo žuvies. Įtakos tikrai neturi meškerė, su kokia tu žvejoji žuvies kibimui. Tačiau kaip? Jau 3 valandos be karščio. Su 2 pūgžliais. Normaliai. Kaip iš Malkų įlankos, Malkos keliavo. Labai silpnas kibimas, labai vos tampimas matosi. Mėginu kirsti ir man atrodo, kad vėl būsiu pūgžlį kokį kabinės. Pažiūrėsim, kas bus anapus meškerės. Valas šonų neina, tai tikrai ne karšius. Metimas tolimas apie 50 metrų. Tuščia, bet kibimas buvo. Šėryklą teks pasikeisti iš apvalios, kadangi srovė atsiradusi ir dugnu ridenasi. Tai mėginsim dėti 40 gramų plokščių dugnu, dideliu svoriu iš tikrųjų, ir reiks manyti, kad nesiridens. Kas man patinka šioje vietoje žvejoti, tai kad mano manymu dugnas yra švarus, po kelių tolimų metimų ir šiek tiek artimesnių valą pratikrinu su pirštais, prabraukiu, atsišerpetojimų nėra, atrodo viskas tvarkoj. Dugnas kaip ir smėliukas, žvyriukas tikriausiai yra, be jokių kliuvinių. Tačiau su įtempimu yra šiek tiek bėda, nes ir 40 gramų šėryklos laikyti vienoje vietoje kažkaip nelabai nori. Ir labai valą tenka vynioti daugiau į kranto pusę, link savęs, tai kad įsitemptų ir taip galimai spėju kažkur tais pataikau į žoles, nes jau kelis kartus partraukiau su žolėmis. Tačiau kibimas šioks toks, į vakaro pusę mėgina būti, atsiranda vis dažnesnių patampimų, nors dabar yra be 10 minučių 4 valanda. Truputį juokas ima. Žvejoju 5 valandas beveik jau ir per pirmas 10 minučių kolegos sekančiame įėjime karšiai. Na, kažką aš manau ne taip darau. Reiks spręsti problemą. Na, šiandien žvejyba ne visiškai nulinė, 2 pūgžliai. Ir žvejybą baigiu beveik praleidęs 7 valandas. Nieko ypatinga, nieko rimta. Kažkaip nebemoku žvejoti, manau. O jeigu vaizdelis patiko, kaip visą laiką sakau, paspausk nykštuką, paprenumeruok kanalą ir pasidalink su draugais. Iki kitų kartų.